Sveiki, šiandien noriu kalbėti apie antrą kartą jau vykusi protestą, kuris vyko prie Lietuvos Respublikos Seimo, prie kurio susirinko ir vėl keli tūkstančiai žmonių, kuriems nepatiko, kad laimėjo socialdemokratai rinkimus, kad Vilija Blinkevičiūtė žadėjo tapti premjerę, bet ją netapo, kad į koaliciją buvo pakviesta Nemuno aušra, kuriems nepatinka pats Žemaitaitis, kurie vadina jį antisemitų, visą koaliciją antisemitinę. Tai pabandysiu pasakyti, kokiosgi yra to priežastis, bent jau savo įžvalgas, kaip man atrodo, kodėl tie žmonės ten renkasi ir kodėl visas šitas balaganas visgi vyksta. Iš karto pasakau, kad rinktis į taikius protestus yra labai geras būdas išreikšti savo pilietinę poziciją. Tai yra, aš tikrai sakyčiau, kad tai yra skatintina ir demokratiniai visuomeniai, visiškai tai yra absoliučiai normalu. Ir kai piktinosi žmonės dėl vienokių protestų, dabar kai kuriuos matau komentarus, kad irgi sako, kad nereikėtų savivaldybė išduoti tokius leidimus. Ne, tai tokių dalykų nedarykime. Iš tikrųjų, nereikia mums primestos demokratijos, kad mums aiškintų, kaip, kur, ką reikia daryti. Atviršiai yra tas apibrėžta įstatymuose, konstitucijose, kad žmonės taikius susitikimus gali rinktis, tegul jie ten renkasi. Bet labai nuoširdžiai kažkokio didesnio skirtumo tarp to, kaip rinkosi šeimų maršas Vingio parke prieš keletą metų ir kaip dabar, arba buvo ir susitikimai ir susirinkimai, dovanokit, ir prie katedros aikštės, ir prie Lietuvos Respublikos Seimo, ir lyginant juos su to, kas vyksta dabar, jau antras susirinkimas irgi prie Lietuvos Respublikos Seimo, kad kažkaip išreiškiant savo pilietinę poziciją prieš tai, ką aš išvardinau pačioje pradžioje, tai reiškia prieš teisėtai išrinktą valdžią, tai aš kažkokio didesnio skirtumo nematau. Ir iš tikrųjų labai patiko kažkada Radvilės Morkūnaitės Mikulėnienės savo Facebook, jinai rašė tokį dalyką, kad jų partijos prezidiumas pripažįsta rinkimus, supranta, kad jie įvyko teisėtai, kad sutinka su rezultatais, bet, ir tas bet, tai, jeigu visgi mes pripažįstam, kad rinkimai teisėti, tai čia ir palikim. Gali protestuoti ir sakyti, kad tau nepatinka, bet realiai kažkokių didesnių žingsnių daryti nereikėtų, nes valdžia yra išrinkta teisėtai ir kaip ir mums nuolat kartoja skirtingi politologai, kad ta suirutė, bet tas bardakas, kurį dabar bandoma sukurti šalyje, tai tikrai naudingas priešingoms mums šalims, konkrečiai Rusijai, Baltarusijai, kuriems tas bardakėlis ir žmonių supriešinimas tikrai yra reikalingas. Taip mums nuolat kartoja politologai, iš esmės su tuo sutinku, bet dabar tie patys, kurie kartojo ir taikė tai, kai jie vadino šeimą maršistais, dabar žiūrim, kad patys labai noriai keliauja į tuos mitingus, kviečia su savim tūkstančių žmonių ir ten dalis žmonių ateina, nes žmonės pas mus šiuo metu nelabai kritiški, jie išsirenka savo kažkokius influencerius, kurie jiems patinka ir jie tada bėga iš paskos arba daro iš esmės viską, ką anie liepia arba kokią nuomonę jiems sudeda. Geriausias pavyzdys galbūt būtų koks Marius Laurinavičius, kuris vienom temom gal išneka priimtinai, bet žmonės sukramto ir visą kitą ir kitom temom, ką jis jiems irgi įdeda į galvas ir nekvestionuoja. Tiesiog tai yra good guy, geras bičas jiems ir jie tiesiog visą informaciją, kurią jisai pila, paskui jie tiesiog jos nekvestionuoja ir priima kaip normalų dalyką. Nesakau, kad čia yra kažkokia būtent šita grupė žmonių, iš esmės elgiasi dabar dauguma žmonių, būtent taip, išsirenka su kažkokius nuomonių lyderius ir ten tose vietose, ypač kur jie mažiau supranta, tiesiog priima kaip dogmą ir tokių dalykų nekvestionuoja. Žiauriai blogas dalykas, mes gyvenam ar dėl to, kad pas mus per daug informacijos ir mes neturim laiko, nenorim kištis ir tiesiog pasitikim atskirai žmonėm. Jeigu ten kokia ekonomika, ten Mauricas arba Mačiulis pasakė, viskas, gyvenam gerai, bet kad ten pačiam trūksta iki atlyginimo keliauja skolintis pas kaimyną, tai va tokius dalykus kažkas nutėli, pamiršta ir tiek. Grįžtant prie tų susitikimų, taikių mitingų, viskas aišku, kokių partijų palaikytojai ten renkasi ir jie renkasi ten dėl kelių priežasčių. Pirmas dalykas, tai jiems iš tikrųjų dabar nuo pat pradžių reikia rodyti, kad šita valdžia yra susikompromitavus.
Tėvynės sąjunga tikrai moka dirbti opozicijoje ir opozicijoje jie dirba labai puikiai, man net patinka, kaip jie ten dirba, aš jiems ir linkiu, kad jie nuolat liktų toje opozicijoje, nes jie iš tikrųjų yra pakankamai agresyvus, tada reiklus valdžiai, kaip ir turėtų būti. Vis tiek turi būti kažkas, kas valdžią prižiūri, kad naujas drakonas nepataptų tokiu pat, kaip buvo prieš tai buvęs. Tai čia viskas yra gerai ir man iš vis viskas paprasta, man nepatinka nei vieni, nei kiti, tai aš dėl to labai, kaip kritikuodavau aną valdžią, manau, kad tikrai pabandysiu konstruktyviai kritikuoti ir esančią, tai čia prašau iš karto nepriskirti manęs prie kažkokių iš jėgų, aš pats vadovauju vienai partijai, kol kas ar mažytė ir mažai girdima, bet laiku bėgant duokit man laiko, viską išdėstysiu. Tai aš tikrai esu tarp tų dviejų didesnių ugnių ir dėl to pasistengsiu būti pakankamai objektyvus. Tai jie, tie, kurie renkasi, tikrai nori nuo pat pradžių diskredituoti valdžią, rodyti, koks čia yra blogis, bet iš kitos pusės jie tos valdžios ir bijo. Bijo dėl skirtingų priežasčių, kad jeigu su socdemais dar galima susitart, nes tai yra tos partijos, kurios jau per ilgus metus parodė, kad viena keičia kitą, iš esmės vyksta normalus darbų perdavimas, ten netgi tam tikros įmonės lieka kažkurios politinės partijos įtakoje, irgi čia vieša paslaptis, kad anksčiau Lietuvos geležinkeliai buvo valstybė valstybėje, kurioje buvo vienos partijos prižiūrimi kadrai, kita partija mainais gaudavo kitą didelę įmonę, kurioje galėjo tvarkytis taip, kaip jie nori, ir tas valdžių perdavimas vyko pakankamai sklandžiai. Ir kiekvieną kartą, kai atsiranda kažkokie neprognozuojami naujokai, tada prasideda problemytės. Nes vėlgi su Sauliu Skverneliu irgi manau, kad galima susitart. Saulius Skvernelis iš esmės toks žmogus ir tokia jo partija, kad jie galėtų su bet kuo susitart. Jie to nelabai slepia, jiems praktiškai nėra raudonų linijų, su kuo jie galėtų dirbti kaip partija, tai viskas ok. Ir dėl to Tėvynės sąjunga visai smagiai ir patogiai jautėsi iki tol, kol suprato, kad galima visgi pamatyti valdančioje daugumoje ir Remigijų Žemaitaitį. Ir čia, ta antisemitinė tema man iš vis yra juokinga, nes aš ją sekiau nuo pat pradžių ir ten iš tikrųjų buvo kalbėta ne prieš žydus, aš prisimenu pradžią, kaip viskas prasidėjo, ten buvo kritika už ES pinigus pastatytos mokyklos sugriovimui, tą pasmerkė tada ir Europos komisija. Dabar, kaip matom, šią savaitę iš vis buvo išduotas areštas Netanyahu tarptautinio teismo, tai reiškia, pasaulis smerkia patį Netanyahu ir jo veiksmus, kad persistengė vyručiai atsakydami. Čia vėlgi nelendate tą konfliktą. Tai aš atskiriu, kai yra neapykantos skatinimas kažkokiai konkrečiai tautai ir nepamirškim sveiko proto, o kitas dalykas, kai yra kritikuojami kažkokios vyriausybės veiksmai. Ir aš manau, kad čia iš tikrųjų neturi būti kažkokia šventa karvė, čia kalbant apie absoliučiai bet ką. Mes tikrai turėtume galėti kritikuoti bet ką. Žmogus turi turėti savo nuomonę ir jeigu jis gali ją pagrįsti, iš vis puiku. Jeigu ne, skirkim nuo šmeišto, nuo kažkokio apkalbų, už ką atviršiai numatyta yra baudžiamoji atsakomybė, bet visais kitais atvejais, tikrai galiu kritikuoti bet ką ir nereikia to bijoti. Gyvenam tokiais laikais, kai kaip ir atviršiai turėtų tas dalykas būti skatinamas. Tai atmetus tą visą antisemitinę temą, tai bijoma Žemaitaičio ir dėl to, kad jis su savim nešasi keletą temų. Pagrindiniai iš jų tai yra KGB archyvų išviešinimas ir tai turbūt pagrindinė partija, kuri deklaruoja, kad jinai tą visgi nori atlikti. Primenu, kad iliustracija atlikta praktiškai pas visus mūsų kaimynus, Latvija, Estai tą padarė, ukrainiečiai tą padarė, Lenkai tą padarė. Pas mus tai yra po 9 užraktais paslėpta, kas dirbo KGB, kas bendradarbiavo su KGB. Ir mano asmeninė pozicija yra tokia, kad aš nenorėčiau, kad tai būtų kažkaip, kad reikėtų kažkaip bausti žmonės, tačiau mes visi turim turėti galimybę tą dalyką žinot. Mes turim žinot, kokie verslininkai šiuo metu buvę KGBistai. Aš noriu, kad dabar politikoje mes žinotume, kas yra buvę KGBistai, kad tie buvę KGBistai jokiais būdais neužimtų kažkokių pozicijų įtakingų, kad nei komitetų pirmininkų, reiškia, nei jo labiau ministrų, kad tiesiog mes net nesvarstytume tokias kandidatūras. Manau, kad tai būtų labai sveika ir Nemuno aušra, pataisykit komentarus, jeigu klystu, bet man atrodo, kad jie tokie pagrindiniai, kurie šitą temą traukia. Kitas dalykas irgi buvo žadamas auditas atskirų įmonių ir atskirų netgi sektorių,
tame tarpe ir energetikos. Ir tai, kad ir dabar, kaip jūs matote, taip pažeidžiant nusistovėjusios tradicijas, audito komitetas yra atiduodamas Nemuno aušrai ir konkrečiai Artūras Skardžius išrinktas jo pirmininku, tai yra tiesiog pavojus. Tai reiškia, kad su didelė tikimybė bus stabdomas ir stadiono projektas nacionalinio, kuris taip ir pastrigęs jau metus, bet kliūna. Lygiai taip pat Artūras Skardžius visada kalbėjo apie energetiką, energetikos problemas, kalbėjus pakankamai argumentuotai, su dokumentais, ar kažko. Tai aš manau, kad dabar, jeigu jis turi tokius įrankius, jis pabandys mums visiems įrodyti, kaip mus eilę metų apgaudinėjo. Tai tokių dalykų yra bijoma. Žiniasklaidai irgi yra tam tikras pavojus, nes tas pats Artūras Skardžius ir keli žmonės kalba apie tai, kad mums kaip valstybei vis dar nepavyksta išsireikalauti iš valstybės ir savivaldybės institucijų, kad jos skelbtų apie kažkokio žiniasklaidos paslaugų pirkimą, kad skelbtų, kad nebūtų tokios situacijos, kaip valstybinė institucija arba ministerija užsisako viešinimo paslaugų, o realiai perka tylą ir ramybę iš atskirų žiniasklaidos priemonių, kad nebūtų ta valdžia kritikuojama. Tai aš manau, kad tokių dalykų neturėtų būti, kad arba jeigu jie tokie vyksta, tai mes matytume, kokiom sumom ir kokios žiniasklaidos priemonės yra remiamos arba perkami tie viešinimo kažkokie darbai. Tai visų šitų dalykų bijoma ir pasižiūrėkite iš tikrųjų, kas kviečia labiausiai į mitingus, kam labiausiai skauda dėl to, kad gali įvykti realūs pakeitimai. Kai kurie žmonės panašu, kad eis į paraštės minimum 4 metams, jie bus nereikalingi, o po 4 metų prisikelt kažkokiai žiniasklaidos priemoniai arba analitikams, arba net jeigu tu esi prieš 4 metus staiga kaip Pilypas iš kanapio atsiradusi politologė ir dabar gali būti, kad tu tiesiog nueisi į niekur. Tai tokiems žmonėms skauda, kai kurie ateina galbūt į tos pačius mitingus gerai pavartoja, nes tiesiog nesustvarko su savo nervais ir galbūt kaip vienas iš galimai to įrodymų, aš norėčiau šį reportažą užbaigti būtent video iš vakar dienos vykusio mitingo, o ar žmogus buvo apsvaigęs ar nebuvo, tai palieku spręsti jums. Iki kitų kartų. Pirmą kartą gyvenime šitoje aikštėje žmonių prieš daugiau negu 30 metų. Kelios dienos po sausio 13-osios baisios nakties. Mane čia tokia atvedė vienas žmogus, kuris buvo čia praleidęs ne vieną dieną ir ne vieną naktį. Ir kuris man šitoj aikštėj davė vieną svarbiausių gyvenimo pamokų. Nebūti abejingam ir nesitaikyti, ir neprisitaikyti. Aš šiandien čia ne todėl, kad mane tuos išrinko. Aš šiandien čia ne todėl, kad aš noriu pirmalaikių rinkimų. Aš šiandien čia, nes šita valdžia yra ir mano valdžia.